Sveiki, brangūs prisijungiečiai, gerbiami Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai. Taigi, bėga dienos, bėga savaitės, gruodis, visi stengiasi užbaigti darbus, sakant, nepabaigtus, uždaryti geštaltus ir panašiai. Tai mes taip pat neatsiliekam. Per paskutinės 2 savaitės buvo nemažai pokalbių tiek su įmonės vadovybė, valdyba, Seimo komitetais, atskirais nariais. Taigi norėtume visgi šiandien nesivelti į diskusijas su atominės elektrinės vadovybė, vadovu. Manome, komunikacija yra tokia, kokia yra. Norėtume pabrėžti tik tai kelis mūsų manimus svarbius dalykus ir dar kartą išsakyti savo poziciją ir pagrįsti ją skaičiais, kaip visuomet. Tai mes disponuojam faktais, ne prasimanimais, bet tuo pačiu teikiam savo nuomonę. Taigi, dėl bazinių atlyginimų pakeitimų. Tai visuomet aktualus klausimas. Taip įmonė deklaruoja, kad per 5 metus atlyginimai padidėjo net 49%. Darbuotojai kreipėsi ir klausė, kas tie žmonės. Kadangi mes turim visai kitokią bazinių atlyginimų dinamiką, pradedant ir nuo 15 metų, ne tik per paskutinius 5 metus 49%, labai drąsus pareiškimas, sakyčiau taip. Tačiau mes galvojame, kad šiai dienai daugelio darbuotojo bazinių atlyginimų dydis nuvertėjo. Ir atsižvelgiant į tai, kad nuo sausio 1 dienos MMA gan ženkliai didėja, tai įmonė neturėtų ir mūsų atsilikti ir peržiūrėti bazinius atlyginimus anksčiau. Mes turim gerą pavyzdį šių metų, kuomet nuo balandžio mėnesį pavyko susitarti, tai yra ir motyvacija ir atlikti greičiau vertinimą ir panašiai. Tai yra, jeigu yra noras, tai ieškoma galimybių. Jeigu nėra noro, tai, kaip žinoma, ieškoma priežasčių. Tai mes raginam ieškoti galimybių. Kitas dalykas, dar konsultacijų dėl planuojamos struktūros pakeitimo metu darbdavio buvo patikinti, kad gausime informaciją apie vadinamą pareigybių lygių žemėlapį. Šiai dienai mes manome, kad tai atliekama nepakankamai aiškiai ir skaidriai. Tai referuojama į Korn Ferry, bet tie patys Korn Ferry atstovai tai pritarė, kad pareigybių lygių žemėlapis turi būti prieinamas visiems darbuotojams. Nuo to reikia pradėti, kad darbuotojai matytų ne tik savo lygį, tai informacija nelabai reikšminga matyti. Bet matyti visą žemėlapį, ko šiandien įmonė dar nepadarė. Taip pat nepateikė ir mums jokios informacijos apie pareigybių klasifikaciją. Ir mes laikom, kad šiai dienai dar, kai nėra struktūrinių pakeitimų, nepatvirtinti jie, tai kalbėti apie pareigybių lygių naujų pritaikymą, tai tiesiog nėra pagrindo. O pareigybių lygis tai yra darbo apmokėjimo sistemos neatsiejama dalis. Visi tai supranta, kad tai atsilieps ir bazinio atlyginimo augimui. Manau, kad taip pat įmonė kažkiek manipuliuoja, kai sako, kaip ir tie 49%, tai čia, kaip aš sakau, vidutinė temperatūra ligoniniai, tarsi taip. Ir be to, kai darbo užmokestį įkrenta tas pats
ir fiksuotas priedas už darbo sąlygas, tai šių dalykų negalima painioti. Fiksuotas priedas tai yra, kaip čia, atlygis, tokia maža, nedidelė kompensacija už riziką savo sveikatą. Kalbam apie bazinį atlyginimą ir skatinimą. Aš manau, kad mažiausiai nekorektiška sakyti, pavyzdžiui, kad atlyginimų augimas ir finansinė grąža darbuotojui grindžiama vertinimu pagal indėlį, o ne sulyginimu tarp visų. Tai sakyčiau, kad tai labai nekorektiška, ypač kai mes turim tokius skaičius ir dabar mes juos patikslinam, kalbant apie šiais metais pritaikytą skatinimo schemą. Tai mes kėlėm klausimą, kad iš Lietuvos biudžeto buvo išmokėta 19 čia vadovams vidutiniškai apie 13,5 tūkstančių. Ir šiandien mes turim tokius skaičius. Taigi, 19 vadovų tai gavo apie 16 580 eurų vidutinė vienkartinė išmoka. 16 580. Dar 9 vadovai gavo kažkiek mažiau, 10 300 eurų vienkartinė išmoka. Tai to pasiekoje mes ką turim, kad vidutinis atlyginimas pirmam ketvirtį buvo 8 451 euras. Taigi, kuomet kalbame apie tai, kad darbuotojai motyvuojami ir skatinami, aš manau, kad kalbant apie valstybės įmonę, kuri finansuojama Europos Sąjungos finansais, Lietuvos biudžeto finansais, tai netoleruotina. Ir taip pat prisilaikom pozicijos, kad būtų nekorektiška, tą klausimą keliam nuo vasaros, tai kuomet įmonė akivaizdžiai siekia struktūrinių pokyčių, tačiau tas rodiklis neįvykdytas, akivaizdžiai, kad jis jau nebus įvykdytas šiais metais, ir numatyti skatinimo priemonę, skatinimo schemą, 35 vadovams, matyti ir asmeniškai vadovui, tai būtų ir nelogiška, ir tai būtų toks akibrokštas visų darbuotojų akivaizdoje. Nes tai kiekvieno darbuotojo bazinio atlyginimo peržiūrėjimas, bazinio atlyginimo peržiūrėjimo fondas neturėtų priklausyti nuo vadovų broko. O kad tas rodiklis neįvykdytas, tai mano manimu tai brokas. Ir brokas ne visų darbuotojų. Darbuotojai neturėtų būti įkaitais tokių sprendimų ir tokių darbų. Todėl mes kreipėmės į valdybą, kreipėmės į energetikos ministrą su prašymu peržiūrėti strateginius rodiklius, išbraukiant iš jų sąrašo būtent organizacinių struktūros pakeitimus. Gavom šiandien atsakymą iš valdybos, kad nesiekiama peržiūrėti strateginius rodiklius ir patikino, kad neturėtų tai turėti įtakos bazinių atlyginimų peržiūrėjimui. Tai gali būti tikrai pagal turimus skaičius, kaip įmonė dabar vykdo bendrą planą 25 metų, tai tikrai neįtakos. Bet čia pats principas ir logika, kad toks rodiklis, kuris akivaizdžiai įmonė reikšmingas, neįvykdytas, ir būtent tai vadovų brokas, kartoju, ir jiem numatytas pirma iš Lietuvos biudžetas vėl paskatinimas, o mes matom kokie skaičiai. 16,5 tūkstančių eurų vienkartinė išmoka. Ar tai pagrįsta? Ir sakyti, kad indėlis vadovų 35 žmonių įmonėje yra didesnis
ir jų vertinimas pagal indėlį yra didesnis negu tų darbuotojų, kurie pagrindė ir atlieka darbą ir kurių dabar trūksta. Priminam, kad šiai dienai mūsų galva nepakankamai dirbama su darbo normomis. Ar yra tos normos? Kalbant apie išmontavimą, manau, kad čia tikrai laukas, prie kurio reikia labai daug dirbti. O dėl ko tai daroma? Tai mano galva vėlgi paprastai. Darbuotojų trūksta. Įmonė sunku tai pripažinti. Todėl matyt ir mėtasi. Tai vienoje vietoje kalbama, kad likti ir netrūksta, tonų mažiau suplanuota negu pernai. Tačiau mes matom, kad ir darbuotojų ieškoma. Ieškoma darbininkų, ieškoma specialistų, o šiandien mes turim informaciją, kad ieškoma 47 darbuotojų įvairiom pozicijom. Tai ir mes manome, kad darbo užmokesčio dydis šiai dienai smarkiai nuvertėjo didžiai daliai kolektyvo. Ir tą problemą reikia spręsti. Ne per kintamą priedą, kuomet būtų užšaldytas bazinis atlyginimas iš esmės. tą klausimą reikėtų išdiskutuoti ir nenuvesti dėmesio į tokius projektus kaip Altra. Mūsų galva Altra, tai, būkim biedni, bet teisingi, mes kalbam apie Lietuvos įsipareigojimus, tarptautinius įsipareigojimus. B25, tai čia Ignalinos programos dalis. Projektas, kuris smarkiai pavėluotas, vos ne 15 metų, bet visgi pradėtas vykdyti. Kalbant apie giluminio kapinyno statybą, tai atliekyną, tai čia dar ne šios dienos ir ne rytdienos matyt darbas, tačiau pinigai, ir tai pinigai Lietuvos biudžetą visgi yra milžiniški. Mes kalbam apie 7 milijardų, be PVM šiai dienai šitam projektui. Tai ir aš manau, kad visgi Ignalinos atominės uždarimas, tai čia yra projektas, kuris yra pagrindinis mūsų įsipareigojimas, kalbant apie įstojimą į Europos Sąjungą. Ir šioje vietoje nereikėtų pamesti, sakant, kelio dėl takelio. Jau šiai dienai mes turim tokią informaciją, ar tai pagrįsta, matyt, reikės paklausti. Tai apie kelius šimtus tūkstančių jau Altros projekto reklamai. Žmonės priima tai nevienareikšmiškai. Tai ar tai buvo ant kiek pagrįsta, ant kiek racionalu, tai tikrai tai kelia abejonių. Bet mes visgi grįžtam prie to, kad žmonės dirba čia, dabar, vykdo projektus, vykdo savo darbą tam, kad būtų savalaikiai įvykdyti Lietuvos įsipareigojimai. Įmonė tai yra žmonės. Jokių būdų negalima sakyti, kaip teigiama, kad kiekvienas vertinimas pagal indėlį. Ir to pasiekoje mes matom 16,5 tūkstančių. Išskirtiniai, matyt, labiausiai nusipelnė. Ar tai nėra spjūvis darbuotojams? Aš manau, kad mažiausiai tai yra nepagarba. Ir šiai dienai mes teigiame, kad įmonėje darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos paskiriamos nesubalansuotai. Todėl įmonė ir turi problemų su darbuotojais, su išsaugojimu, su pritraukimu. Todėl mes ir sakom, kad dabar neturėtų būti prioritete struktūriniai pakeitimai, o turėtų būti prioritete žmonių pritraukimas ir išsaugojimas. Ir ne tik per papildomas opcijas, kur pas mus kolektyviniai taip numatyta, ir draudimas papildomas, ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, ir transportas, visa tai būtina.
turėtų būti ir maitinimas matyti, ir pagerintas, ir mažiau kainuojantis, turi būti užtikrinta galimybė pasiekti darbovietę ne tik matyti visaginiečiam, bet mes girdim prašymus ir žmonių, kurie dirba šalia Visagino, tai čia ir Ignalinos Zarasų rajone, to kažkodėl nesprendžiama. Bet svarbiausias klausimas, kartoju, tai padorus atlyginimo dydis. Ir dėl to mes savo poziciją turime, jeigu reikės, tai kaip visuomet. Nesutarus čia, tai vadinasi bus poreikis ir organizuotas susitikimus su Europos komisija, kur mes savo poziciją transliuosim ir sieksim, kad visi darbuotojai būtų vertinami tikrai padoriai, nes kiekvienas savo indėlį įneša į šią įmonę. Ačiū.